Šiandien rytą pradedame su kreivanosiais ir labai aromatingų kavos puodeliu. Skanios kavos ir istorijų. Kava ir bendrai skoniai jau ilgą laiką neatsiejami yra nuo kelionių. Sunkoka rasti namus be kavos. Ir tu esi pratęs prie kavos artumo natos, tu pradedi justi visai kitus niuansus. Ritualas pradėti savo dieną nuo kavos puodelio. Pirma, kodėl to Italijoje kava skanesnė, kodėlgi nesidžiaugti šviežiai skrudinta kava iš Brazilijos ar Kolumbijos. Egzotiškas prietaisas, bet labai lietuviškai jaučiasi. Japonai brandina kavą 10, 20, 40 metų. Jaučiam daugiau skonio, kai kava nėra tokia karšta. Ir šiandien esame su Emanueliu, įkūrėju šitos kavos mokyklos, gal net mokyklos parduotuvės. Kavos namų gal paprasčiausia, ko gero būtų. Kurie vadina save kreivanosiais. Tikra tiesa. Ne tik gurkšnoja kavą, ne tik moko, kaip ją gerti, ne tik moko jūs apie skirtingus pasaulio skonius, bet kartu tiesiog mėgaujasi tuo, ką daro. Labai džiaugiuosi, Emanueli, kad sutikote pasikalbėti su mumis. Ačiū už kvietimą irgi gal rasim kažkokių bendrų taškų tarp kavos skonių ir puikių kelionių. Kava ir bendrai skoniai jau ilgą laiką neatsiejami yra nuo kelionių, nes žmonės keliauja daug. Tikrai pastebim, kad keliavimo įpročiai vis gausesni, ypatingai po pandemijos. Ir jau nebeužtenka to paprasto važiavimo, tiesiog pabūti viešbutėje, vis reikia naujų patirčių, naujų skonių. Ir labai džiaugiuosi, kad mes irgi galim tą gurmanišką pusę kelionių patirti ir paliesti šiek tiek. Kavos puodelis išties kartais turi tą galę teleportuotis, reiškia tokios futuristinės beveik kelionės vyksta, nors iš tikrųjų tu paprastai sėdi komfortiškai namuose ar virtuvėje ar pas draugus, bet jeigu bent kažkiek kreipi dėmesį į savo kavos puodelio turinį, jis gali labai daug papasakoti įdomių dalykų. Kaip ir, jeigu neklystu, pas jūs dabar Peru kava. Emanueli, bet pats pradėjote kavos veiklą nuo 2011 metų berods. Kaip atėjo pati ta meilė ir domėjimasis kava jūsų gyvenime? Aš visat juokauju, turiu labai trumpą istoriją apie tai. Tai iš ties, kai mama manęs dar laukėsi, tai kažkuriuo metu jai pasakė, na, jūsų ir krenta spaudimas, jūs gerkite daugiau kavos. Tai aš juokauju, kad jau ateidinėjau su kavos deficitu. Tai turbūt tai davė tą pirminį impulsą. Bet kita vertus, jeigu kalbėti apie tą, reiškia, kasdienį vartojimą, turbūt sunkoka rasti namus be kavos. Taip su visa pagarba arbatos gerėjams ar žmonėm, kurie, tiesiog nemėgsta juodojo gėrimo, bet visgi Lietuva iš esmės yra kavininkų ir augančios kavos, tebeaugančios kavos kultūros šalis, tai neišskirtiniai buvo ir mūsų namai Šiauliuose. Tai aš užuosdavau kvapus, girdėdavau malūnėlio garsus ir iš tikrųjų, ką aš iš namų prisimenu, su tuo visų ritualu ateinančią ir tokią, malonę ramybę, nes turbūt ir dabar nesumeluočiau sakydamas, kad mama visat komentuodavo, aš maisto geriau negaminsiu, bet kavą aš tikrai būtinai pati gaminsiu. Tai jai tai būdavo didžiulis malonumas ir tas egzistencinis klausimas, kodėl kai kur kava skani, kai kur ne, pradėjo vis dažniau belstis į mano širdį ir kažkuriuo metu sąmoningai pradėjau gilintis. Tai vyko 2011 tokia irgi oficiali gal pradžia kreivų nosių.
mūsų įkurtų kavos namų, to smagaus žaidimo, bet iki to tikrai dar keli metai tokių sąmoningų ieškojimų buvo, skaitimų, pirmųjų tokių rankinių įrankių bandymais, atsisiuntimas įvairiausių kavų iš skirtingų pasaulio vietų, bandymas skrudinti keptuvėje tiesiog ir ko gero natūraliai kažkuriuo metu įsijungia tas smalsumo genas, kas šiai dienai pavirto į tokią mūsų jau ryklių šeimos, reiškia, aferą, darbinių romanų tokių, nes ir žmona jau mano Inga pasijungusi jau geri turbūt 7 metai. Tikrai šie mūsų kavos namai nestovi tik tai mano kojų, mano rankų ir nosies pagalba, o ir mūsų 7 metai jau padeda. O tokia turbūt ir būtų ta 5 minučių istorija apie tai, kaip viskas vyko ir kodėl dabar esu, kur esu. O kodėl nosis? Nes dažniausiai, kai išgirsti, galvoju, ir dar kreiva. Kreiva, nosis, taip. Kava kažkaip nesisėja. Taip, čia turbūt irgi vienas iš tų 5 klausimų būna, tai kuo jūs užsiemat, nes mūsų ir mažosios bendrijos pavadinimas yra kreiva nosis. Dažniausias spėjimas būna, tai turbūt plastinė chirurgija. Užsiminėjom, tiesinam nosis ir tiesiog tai pasivadinę, kad kreiva nosis. Turiu šiek tiek kreivą nosį, bet pagalvojau, kad tuo metu, kai kažkada galvojau, ką aš su ta kava noriu pasakyti, toks būdamas kreiva nosis. Ką aš galiu pasakyti, kad kreiva nosis netrukdo mėgautis kava. Nereikia turėti kažkokių tai toblos nosies, tai buvo ta idėja, kad reiškia, žmonės atsipalaiduotų gerdami kavą. Ne? Tai štai iš čia ir gimęs tas reiškia toks ironiškas pavadinimas, o kažkiek rimčiau kalbant, nosis be proto svarbus mūsų organas. Evoliuciškai tai yra labai senas organas ir jis visad buvo skirtas atskirti tai, kas, vadinkim, valgoma nuo nevalgoma. Tai yra šiai dienai turbūt labai lengva jau nosį apgauti ir suvilioti, bet kažkaip kavos kontekste nosis tikrai dalyvauja 100%, bet nebijokit, jeigu jį kreiva. Iš tikrųjų, kiekvieno nosis tikrai skirtinga, bet netgi užėjus pas jūs į kavos namus, tas kvapas kavos, tokios geros kavos, nesudegintos kavos, jisai labai maloniai nosį kutena. Kaip teisingai pastebėta, turbūt mes visi skirtingai jaučiame kvapus, tai dėl to irgi reikėtų netgi ir mums patiems dirbantiems su kava suvokti, kad tai, ką mes komentuojame apie kavą, tai, kad minim tam tikras kvapų natas, tai yra labai subjektyvu ir vienodų dviejų identiškų nosių nėra jų. Ir reiškia, bet norint perduoti kažkokią informaciją, tu turi irgi kažkaip apie tai galvoti ir galbūt rasti ir padėti žmogui bent jau savo pagalbą susiorientuoti. Taip, labai patogi priemonė yra kavos aromatų gama, rasti bendrų žodžių. Ji padeda kartais tą ant liežuvio galiuko užstrigusi žodį ištarti ir žiūrėk, staiga visi supranta, kad ši kava iš Etiopijos turi pilną persikų natų. Tai ir tas pasufleravimas, jis padeda lavintis. Ar jau žmogus atėjęs į degustaciją norės žengti dar ten 10 žingsnių ir gilintis į dar daugiau paslapčių ar lavinti pačią uoslę, tai kitas klausimas, manau. Mūsų idėja yra galbūt duoti kompasą, kuris veikia. Čia vėlgi paralelė turbūt su kelionėm ir ar ne, kompasas savo laiku labai svarbus buvo instrumentas. Tai kompasas rodo kryptį, kad nepasiklystum. Vis tiek yra toks dažnas ritualas pradėti savo dieną nuo kavos puodelio. Taip, dabar yra jau daug kalbų, ar tai yra gerai, naudinga, nenaudinga, kaip tai daryti. Kiti pasigilina, ką jie geria daugiau, bet tas pats ritualas kavos puodelio, jisai tikrai yra įstrigęs ir kelionėse mes vis dažniau irgi pastebim, kad dažnesnis klausimas keliauti,
kokią kavą viešbutį rasim, kokie aparatai, ar reikia su savimi vežtis kavos. Aš irgi neišimtis, man rytinės kavos puodelis yra pirmas dalykas, ką aš darau prabudus. Kaip, Emanueli, jūsų pačio kelionė, kaip jūs atradote tas rūšinės kavas, nes anksčiau Lietuvoje tikrai mes neturėjome labai daug rūšių kavų, tų pačių kavos brandų, kas atkeliaudavo ir tikrai turėdome rinktis iš mažo pasirinkimo. Tai kokia buvo jūsų kelionė, kur paragavote galbūt tos kavos, kuri, kažkas kitokio? Nustebino. Tai prasidėjo tikrai nuo skaitimo tam tikrų tinklaraščių ir reiškia, kad tuo įsitikinti, kad žmonės rašantis tinklaraščius ir komentuojantis, kad Etiopijos tam tikro regiono kava primins gėlės, o reiškia, Kolumbijos kava pasižymės ne tik sodrumu, bet ir nežinau, tam tikromis obuolių natomis, aš nusprendžiau užsisakyti kavos ir man tai ir buvo turbūt didysis asmeniškai atradimas pirmas, kad užsisakė skirtingų regionų, aiškios kilmės kavų ir pasidaręs tokią visiškai naminę degustaciją. Tuo metu beje aš gyvenau Norvegijoje ir reiškia, atkeliavęs siuntinys su tiesiog šaltinio vandeniu man padarė labai didžiulį įspūdį, nes pasidariau kelias užpiltinės kavas ir supratau jau iš kvapo, kad geriu tiek kavų, tiek skirtingų realiai gėrimų. Ir tai man padėjo tokia, gal atskleisti tas pirmas dureles, kad labai svarbu kavos kilmė yra kuo aiškesnė. Man tai buvo atradimas, kuris turbūt šiandien daugam irgi atsitinka atėjus į degustacijas, nes lyg ir atrodo, žmonės taip supranta, kad kava turi vieną skonį, kaip laidos pradžioj kalbėjau, kava kokia yra, karti. Ir iš ties pats pirmas skonis, kurį pajunta pirmą kartą žmogus gerdamas kavą, neretai tai vyksta vaikystėje, tai toks lengvas pasibjaurėjimas karčių gėrimo. Nes kartumas viena iš dominančių yra, bet jeigu kava nėra sudeginta, jeigu kava yra subtiliai skrudinama ir reiškia, ir derliai nėra pasenę, ir tu esi pratęs prie kavos kartumo natos, tu pradedi justi visai kitus niuansus ir neretai švelniausios kavos iš tam tikrų regionų, paminėčiau Afriką, to kartumo praktiškai turės labiau vaisiškumą, geliškumą, arbatiškumą. Ir vėlgi, nevengčiau kalbėti apie kartumą ir taip labai niekad nepergyvenu, jeigu kava yra sodriau, tamsiau paskrudinta, su kai kuriomis kavomis ir mes taip elgiamės. Bet čia šitoj vietoj turbūt aš įdėčiau dar žodį sąmoningas tamsumas. Sąmoningai tamsiai skrudinant kavą, tu jos nepražudai, nepaverti tokiu degėsių krūvelę, o išgauni gilesnės, sodresnės natas ir tokį įdomesnį kartumą. Man pačiam kartais norisi tiesiog geros karčios kavos, bet nesudegintos kavos, nes taip, sudeginimas dėja, bet turbūt padaro tokią meškos paslaugą jūsų skonio receptoriams. Jie piktinasi maksimaliai ir turbūt pirmas, ko jūs norite, gelbėjimosi rato ir neretai tai būna faktas, cukrus ar kažkokie priedai, ar pienas, kurie užgoštų tą tikrai neskanų rezultatą puodelyje. Pastebim, kad vis dažniau aplinkoje girdim, kad atskiria žmonės sudegintą kavą nuo nesudegintos. Tai aš skaitau, kad jau čia didelis pasiekimas, nes kai degaliniai kokioje sustoja ir tikrai jau jauti arba darbe, kai būna aparatas blogai suderintas, tai vis daugiau žmonių atsisuka į tą kavos skonį. Nors tikrai girdime, kad ir kavos puodelis kaviniai, kaina jo yra tikrai nemaža ir vis auganti. Ir sako, kodėl aš už kavą turėčiau tiek mokėti? Ar jūs turite įsivaizdavimą, kodėl verta mokėti už kavą? Kokybiškos kavos puodelis, jis natūraliai kainuos brangiau, nes viskas prasideda paprasčiausiai ir nuo to dalyko, kad pati žaliava yra truputį kitaip auginama. Tai ir vėlgi pasakojant apie kavą,
neretai pabandau pabrėžti tokią gana ryškę takoskyrą tarp masinės komercinės kavos ir rūšinės kokybiškos kavos. Tai tarsi yra ta pati kava, bet tuo pačiu labai skirtingai kultivuojama, su skirtinga priežiūra, su skirtingomis ūkininkavimo tradicijomis, žiniomis ir kokybiniais aspektais. Ką tai reikštų paprastai žodžiais, rūšiniai kavai skiriama jau auginant daug daugiau dėmesio. Reiškia, kitas momentas, turbūt irgi reikėtų suvokti, kad paruošti iš geros kavos gerą kavos puodelį irgi reikia žinių, irgi reikia kai kuriais atvejais tam tikros technikos. Kita vertus, turbūt irgi, jeigu jūs mėgstat kavą ruošti namuose, tai man atrodo, svarbu irgi atkreipti dėmesį, kad pirkti kavą ne iš inercijos, o skirti truputį daugiau dėmesio paieškai tos kokybiškos kavos ir jūs nustebsite, kad ta kaina kai kuriais atvejais net vienoda, o net ir yra komercinių kavų, kurios yra brangesnės, nes žmonės susimoka už brangias marketinginės kompanijas ir panašius dalykus. Ta pauzė, ji neįkainojama gali būti, mes irgi einam į kavines neretu atveju ne tik tai, nežinau, funkciškai išgerti kavos, tai turbūt yra visų pirma toks socialinė vieta. Kurioje šalyje jūs paragavote kavos, kuo tikrai įsimintina buvo? Tai iš ties paminėčiau Japoniją. Ruoždamasis kelionį į Japoniją, aš bandžiau surasti vietas, kurias noriu aplankyti. Tai yra senasias japonų kavinės, jos vadinasi paprastai kisaten, tarsi išvertus tiesiogiai arbatinės, arbatos namai, bet jų populiarumas prasidėjo po karo, ypatingai jos išpopuliarėjo, nors jų ir buvo anksčiau, bet reiškia, čia jau kalbu apie 20 amžių, bet jos išpopuliarėjo po karo, nes tapo labai tokios stiprios socialinės traukos vietos, kai žmonės norėjo ir reiškia, po labai pesimistinių laikų kažkaip vėl sugrįžti į bendravimą ir natūraliai kava turi tą socialinį sujungimą. Ir pati kava yra ruošiama tam tikrų specialių įrankių, beje, aš knygoje savo irgi miniu, jis vadinasi Nel Drip, tai yra medžiaginis filtras, medvilninis filtras ir lėtai lašinama į puodelį, kurį neretai net kiekvienas klientas turi savo, tai yra lentyna su puodeliais ir reiškia, jeigu tu esi pastovus klientas, tau ir puodelį duos. Bet įdomioji dalis ne tik man buvo patirti tą tokią, reiškia, nelabai įprastą kavos kultūros rituališkumą, tai yra, reiškia, kai kurioms kavinėms ten drąsiai virš 100 metų būtų, bet ir dar buvau skaitęs kitą fenomeną ir jį žiūrėjau visiškai skeptiškai, visiškai galvojau iš piršto laužta istorija, tai reiškia, Japonijai kai kuriuose vietose tu gali išgerti brandintos kavos. Bet ką tai reiškia? Reiškia, mes dabar turbūt irgi šių dienų kontekste šaltai brandinta kava turbūt egzistuoja. Ja, cold brew. Tai japonai brandina kavą 10, 20, 40 metų, bet brandina ne cold brew, o reiškia palieka pačias pupeles ilgai pastovėti tam tikrom sąlygom. Ir reiškia, tu atėjęs į tokią vieną iš kavinių, kuri siūlo savo meniu, tu gauni lapą su meniu, kur kainos akivaizdžiai irgi yra ženkliai didesnės neįprasta. Ir man toks buvo tarsi naujas atradimo džiaugsmas ir suvokimas, kad, reiškia, ne viskas aišku apie kavą ir japonai vėlgi moka kažką daryti kitaip arba daro kažką kitaip, kad tas pats, reiškia, kavos brandinimas nenugesina skonio, o tiesiog jį transformuoja į tam tikrus kitus niuansus. Jeigu kalbėti apie autentiką, tai turbūt tokių autentiškų kavinių pasaulyje aš nesu matęs daugiau niekur, išskyrus čia minėčiau Italiją. Žinoma, Italija su savo mažomis šeimos kavinėmis irgi yra nuostabi šalis. Galbūt ne taip leisčiau savo tamsiai skrudinti kavą su visą pagarbą Italijai, bet atvykęs į Italiją irgi niekada neieškau tos pagal mane paskrudintos kavos. Pasileidžiu, reiškia, į tą kelionę, kuri yra būtent tos šalies autentika. Paminėjote irgi įrankį kavos paruošimui, tai ir žinau, kad jūs ir pats
atradote ir įvedėte Lietuvoje naują įrankį pavadinimu Bro, tai tikriausiai idėja, kaip suprantu, kilo iš Japonijos, ypatingai dėl medžiaginio. Aš netgi parodysiu galbūt, kaip atrodo. Taip, truputį galiu jo ir papasakoti, tai Bro arba brolis bandymas sukurti lietuvišką įrankį ir, reiškia, tą idėją pabandžiau maksimaliai, reiškia, realizuoti vietinę, nes tiek linas, tiek medis dalyvauja dvi medžiagos, kurių pagalba yra ruošiama kava. Tiesą pasakius, kavos skonį formuoja lininis filtras, daugkartinis lininis filtras. Atrodytų nerevoliucinis kažkoks išradimas, bet panaudojant vietinės medžiagas ir ypatingai popierių, dažniausiai yra naudojami popieriniai filtrai, ruošti filtruotai kavai, pakeičiant linu, tu išgauni labai autentišką skonį. Ilgainiui po kelių metų jis tiek išpopuliarėjo ir kadangi mes irgi turėjom daug vizituojančių žmonių iš viso pasaulio, kurie norėjo čia vietoje atsigerti kavos, tai toks po natūralaus spaudimo mes nusprendėm jį gaminti didesniais kiekiais. Labai gera dovana atrodo, ypatingai kavos mylėtojams visam pasaulyje, primenant Lietuvą, nes tikrai labai toks lietuviškas atrodo, kartu ir egzotiškas prietaisas, bet labai lietuviškai jaučiasi. Tai manau, kad savo knygoje aprašote jį ir kitus kavos parašymo būdus ir manau, kad ten apie Japoniją irgi taip pat paminite nemažai ir aš pati tikrai labai rekomenduoju apsilankyti ir degustacijose. Bet paminėjote Italijos kavinukės, nes dažniausiai ką girdime ir aplinkoje nuvykusi pietų Europą ir tą pačią Turkiją, kur irgi turi savo kavos parašymo būdą, arba Graikiją, taip, su irgi savo baristų visą bendruomenę. Visi sako, kaip skanu, kokia kokybiška ir pigi, tikra stipri kava. Aš viena iš tų pačių Italijoje tų kavinukių kavos ruošimo mylėtojų. Tai gal galite išduoti paslaptį, kodėl žmonėms taip skanu dažniausiai yra ta kava atrandama pietų Europos regionuose? Tai čia ko gero irgi pradėsiu nuo to, kad visiškai esu irgi Italijos fanas ir mūsų šeimoje turbūt, jeigu ir reikia, arba kur mes keliavom daugiausiai, tai turbūt po skirtingus Italijos regionus. Nori ar nenori, tai turbūt yra šalis numeris 1 įtakojusi daug gastronominių istorijų ir turinti pasiūlyti be proto daug maisto tema, tame tarpe ir kava. Ir kai aš pradedu ar bandau paaiškinti žmonėm visų pirma, kodėl to Italijoje kava skanesnė, nuo to ir pradedu. Tikriausiai jūs važiavote atostogų, tikriausiai važiavote, jau atsibudot su gera nuotaika ir, reiškia, ten, jeigu atkreipsi dėmesį, ir dangus žydresnis, ir vynas skanesnis, ir jau nekalbant apie kažkokius tai autentiškus patiekalus, ar tai bus pica, pasta, ar netgi kažkas unikaliau. Tačiau tai viena nusitikimas yra be proto svarbus. Gera nuotaika, ji padaro daugiau negu pusę darbo, aš beveik įsitikinęs ir pats ne kartą, vadinkim, tai patyriau, bet reiškia, viena vertus, ką reiktų suvokti, Italijos tokios vienos kaip nėra. Ji yra daug yra skirtingų regionų su skirtingomis savo virtuvėmis ir kalbant apie kavą, kava irgi ganėtinai skiriasi skirtingose Italijos miestuose. Ir reiškia, jeigu tu užsidedi tos jau žinovo akinius ir kažkiek pradedi stebėti situaciją, tai turbūt mažiausiai skanę kavą arba iš 10 puodelių turbūt 9 neskanius aš esu geręs Romoje. O iš 10 esu skanių geręs, arba taip kaip norėčiau gerti Italijoje, buvo Neapolis.
Ir tai aš paaiškinčiau labai paprastai. Roma yra turbūt labiau lankoma, daugiau turistų, srautai yra didesni ir ką aš vadinu blogu kavos puodeliu Italijoje, tai yra neatsakingai paruošta kava. Aš net nevertinu pradžiai tų pupelių, iš kurių daro. Nes bendrai paėmus italai mėgsta pagal savo senasias tradicijas gan tamsiai skrudinti kavą. Iš šių dienų pozicijos tai ne visada yra teisinga, jeigu taip švelniai sakyti. Neretai tai jau vadinama ir sudeginta kava, bet vėl, čia turi įsijungti sąmoningumas. Tikrai negalima teikti, kad italai bet kaip skrudina kavą ir esu turėjęs tikrai nemažai puikios kavos, tamsios kavos pavyzdžių. Paskutinį jį gavau beje bičiulių šeimyną parvežė iš Venecijos. Nedidelė šeimos skrudykla, skrudina kilmingą kavą, skrudina tamsiau, maišo ir arabiką, ir robustą, ir tai deda skrudinimo datą ir panašiai. Taip kad irgi galvot, kad visa Italija kažkaip blogai tamsiai skrudina kavą, kaip kartais kavos snobai atsiliepia, tai būtų nekorektiška. Neapolį tai buvo nuostabiausia, nes gavau ne tik tai idealiai paruošiamą neapolietišką puodelį, kuris beje buvo labai, tikiu, 100% robustos kava. Viena vertus tai buvo mano vaizduoti ideali kavinė, ten 2 kvadratinių metrų, reiškia, ir įžengus ją visų pirma gavom labai nemalonius žvilgsnius, ką turistai veikia mūsų, rajono kaviniai. Ir reiškia, ir užsisakius kavos, aš irgi stebėjau, kas vyksta. Tai be to, kad tai yra labai tokia unikali neapolietiška, bent jau dalyje kavinių pastebima tradicija virinti puodelius. Reiškia, jie yra taip nuo senų laikų dezinfekuojami. Ir mes į tą kavinę dar grįžom kokius mažiausiai 4 kartus ir 4 kartą jau su mumis pasisveikino. Tai buvo mažas, reiškia, laimėjimas, kad mus pripažino. Ir kita vertus, viskas, kas buvo ruošiama, buvo be proto gražu, nes žmogus po kiekvieno puodelio valydavo iš naujo aparatą. Tai yra aukštasis pilotažas ir reiškia, kiekvienas klientas praktiškai gaudavo kaip naujai nuo nulio daroma kavos puodelį. Tai italams rūpi kava, aišku, jiems ne ką mažiau rūpi ir istorijos prie kavos, bet irgi keliaujant, manau, toje pačioje Italijoje, tegul įsijungia sveikas protas, jeigu jūs mylit kavą, jums rūpi kava, pasiieškokite ten, kur gyvensite aplinkui, galbūt mažesnės skrudyklos, galbūt šeimos kavinės ir vietinių atsiliepimų ar vietinių rekomendacijų. Tas dalykas paprastai padeda pasimėgauti tikrai autentiškų kavos puodeliu, bent jau aš tikėčiau, jis bus ženkliai skanesnis negu tas kavos puodelis, kurį jūs gersite labiausiai turistinėje vietoje, turistinėje aikštėje, prie turistinė kažkokio tai objekto. Mes irgi su kolegomis labai dažnai stengiamės, kiek įmanoma daugiau komunikuoti tų vietinių vietelių, kai atrandi, kur lankosi vietiniai, kur gali paragauti geros kavos, tai aš tą patį irgi stengiuosi daryti po to, kai irgi gyvenau Italijoje, tai atrandi ir supranti tas vietas. Ir tas pats aš negaliu nepaminėti Portugalijos kavinukių, nes Portugalija irgi žavi tą visą kavos paruošimo kultūrą ir tų pačių pokalbių, socialinio viso aspekto prie kavos. Ir irgi smagiausia nueiti ten, kur lankosi vietiniai, tai aš kartais netgi sakau, atostogų metu tiesiog pasiekite kokią nors vietinę šeimyną, kurie eina kavinukę, sėskite ten. Taip, pradžioje bus tas pats efektas, kaip ir jums. Taip, ko čia atėjot. Tas tiesa, bet turbūt tai yra jau kokybės ženklas šiuo atveju tam kontekste, kad reiškia truputį distancija palaikoma. Kokia kava ar iš kurio regiono, nes kiek žinau, Azijos, Pietų Amerikos, Afrikos regionų kavą vežate ir siūlote čia. Kokia jūsų kava yra mėgstamiausia, kurią renkatės, taip daugiausia kartų? Manęs paklausus, kokia kava skaniausia ir kurią aš gerčiau dažniausiai, tai tos, kurios dar nesugėręs. Man iš ties visą laiką įdomus atradimo džiaugsmas, bet kava, kuri visat yra čia laukiama, bet galbūt vien dėl to, kad ji rečiausiai pas mus būna, tai Jemeno kava. Ir aš ją išskirčiau kaip tokį atskirą kategoriją.
Ji ypatinga tuo, kad visų pirma, Jemene atsirado pirmieji komerciniai kavos ūkiai, kalbam 15-16 amžių, ir reiškia, ta pirmoji kava, kuri pradėjo plisti Europoje, buvo iš Jemeno. Jemenas apie 100 metų buvo kavos monopolistas, bet netgi ta istorija, kad reiškia, kava kilo iš Etiopijos, reiktų tai plačiau papasakoti, nes Etiopija nepradėjo skrudinti kavos ir gerti taip, kaip mums įprasta. Etiopija kava buvo pastebėta kaip uogos, reiškia, pastebėtos jos savybės, bet tai kavos kultūrai, kurie mes gyvenam dabar, tai davė, reiškia, artimųjų rytų pasaulis ir pirmą kartą paskrunta kava pakvipo, sakoma, Osmanų imperijoje. Ar tai buvo Jemenas, ar tai buvo Turkija, ar dar kažkas kitas klausimas, bet ko gero, Jemenas šiai dienai jis dėl savo retumo ir dėl savo unikalumo, dar jeigu pridėti, kad ne visur ten irgi kava taip, reiškia, subtiliai auginama, tai kai tu gauni iš ties subtilų kažkokį Jemeno kavos derlių, jis drastiškai išsiskiria savo skoniais, kvapais iš visų kitų regionų. Ir visiems rekomenduočiau paragauti, ir tai turbūt irgi tas atvejis, kad ragaudami ar įsigydami kavą iš Jemeno, nenustebkite dėl jos kainos, ji bus tikrai didesnė, bet tai susiję su būtent sudėtinga tiek logistika, tiek labai mažais derliais. Ir man pačiam visad būna ta tokia šventė podelyje, kai mes turime Jemeno kavos, paskutinį kartą gal prieš pusmetį turėjome, šiai dienai jos nėra, bet kita vertus, visat sakau, tai neturėtų diskretizuoti kitų kavų, ar ne, kad kažkokia kava iš labiau tradicinio regiono kažkaip mažiau nusipelniusi yra. Manau, kad tikrai mūsų klausytojams irgi bus įdomu sužinoti, kaipgi rekomenduojama ragauti tą kavą, kad iš jos pajusti dar daugiau skonių ir tą ritualą galbūt praplėsti, kad tas rytinis kavos puodelis pataptų dar įdomesnis. Tai ar šiandien supažindinsime? Tai ko gero, jo, labai puikus pavyzdys ir podeliai mūsų šie ir naudojami degustacijai, tai turbūt irgi žiūrovai, klausytojai, kas mato, atkreips dėmesį, kad podelis, kuris neturi tipinės ąselės. Vienas iš irgi gana svarbių momentų ragaujant kavą yra temperatūra, pačio gėrimo temperatūra. Mūsų receptoriai didžiąja dalimi fiziologiškai mes jaučiam daugiau skonio, kai kava nėra tokia karšta. Iš ties didžioji dalis receptorių, jie yra atviresni ir reaguoja į skonius, kai gėrimas yra 50-60 laipsnių Celsijaus. Tai beje, mes akivaizdžiai jaučiame kaip per karštas maistas. Mes dažniausiai ką darome, arba palaukiame, arba pasipučiame. Tai jeigu tą puodelį, kuriame yra kava, jūs taip norėtumėte apglėbti ir negalite išlaikyti rankoje, tai yra nekas kita, kad reiškia ir per karštas gėrimas vartoti, jeigu negaliu taip apglėbti. Ir kitas niuansas, kai jau turim skystį, kurį galime drąsiai vartoti, profesionalai, didžioji dalis profesionalų kavos jums patars šį gėrimą ragauti maždaug taip. Kas čia įvyko be to, kad visiška nekultūra, ar ne? Tai šliurpimas ir toks čepsėjimas sufleruoja, kad žmogus turbūt praėjo tam tikrus kursus. Nebūtinai kavos, tai veiks ir vynui, tai veiks ir, pavyzdžiui, kokybiško aliejaus degustacijoje, netgi jeigu kas darysit šaltibarščių degustacijoje, irgi pabandykit panašiai pasielgti. Šliurptelėjus mes įtraukiame labai greitai daug skysčio ir kartu įtraukiame daug deguonies. Tai padeda mums paryškinti skonį. Tarsi, nežinau, blogai mato akinius užsidedam, ar ne? Ir reiškia, tas įtraukimas momentinis mums parodo daugiau skonio, negu mes juntame tiesiog ramiai gurkšnodami kavą. O pačepsėjimas leidžia, nenurijus dar skysčio, leidžia supažindinti visus burnoje esančius receptorius, tas mažas burneles, kurios irgi tam tikrą informaciją nori sužinoti apie jūsų geriamą kavą šiuo atveju. Ir taip jūs išplečiat malonumą. Tai aš kažkaip skatinu šliurpimą ir kad ir kaip vulgariai tai atrodo, ir tai duoda vėlgi tokį papildomą gurmanišką akcentą jūsų vartojamai kavai. Jeigu visgi nejaukiai jaučiatės, žinoma, to nedarykite, bet tai galite pabandyti. Aš net nežinau, ar pavyks taip.
Atrodo, kad išsipils. Taip, čia jo, irgi praktikos reikalaujantis procesas, bet kai įgundi, tai atrodo, kad 1-2 ir pažįsti. Pasidalinsime irgi aprašę nuorodą, kur surasti ir jūsų renginius, ir degustacijas organizuojamas, taip pat knyga. Tikrai labai rekomenduoju ar savo, ar kažkam dovanų, nes netgi tie, kas neatradė galbūt dar skirtingų kavos skonių, tai tikrai lengva tai padaryti. Prieskonis literaliai turbūt, kuris man keliaujant ir iš tikrųjų netgi gyvenant kažkiek laiko Norvegijoje labai patiko ir kurį aš pagaliau vėl atradau ne taip senai viename iš šokoladų, tai yra degintas sūris, labai, reiškia, būdingas norvegam, taip pat švedai, jeigu neklystų, gal ir pas danus galima rasti, bet visiems lietuviam gerai pažįstamas rududų, tarsi degintas kondensuotas pienas ar ne karamelizuotas kondensuotas pienas. Tačiau Norvegijoje tai yra sūris, tai yra įsiveda dar papildoma tokia skoninė dedamoji, kai yra karamelizuotas sūris, tai yra vėlgi mums artimiausia, ką mes esame ragavę, tai turbūt sūdyta karamelė. Man tai yra vis dar vienas toks paprastesnių, bet skanesnių momentų ir turbūt smagiausia dalis, kad tai nėra tiek populiaru, kad tu bet kur rasi. Lietuvoje jau esu matęs, kad gurmaniškose parduotuvėse įmanoma rasti tokio sūrio, bet tai man toks kaip kelioninis prieskonis, ypatingai keliaujant į Skandinaviją, kurią vėl norėtųsi kažkada aplankyti, tai rekomenduočiau šį karamelizuotą sūrį paragauti. Niekada nesuragavus ir skamba labai skaniai. Jūs žinau, kad savo šokoladuose, nes taip pat čia ne tik kavos, bet ir šokoladų galima nusipirkti puikiai derančių prie skanios kavos. Turėjote, man atrodo, šokoladą. Taip, toks šokoladas būtent su karamelizuotu sūriu jis buvo, kaip bebūtų keista, jis irgi atradęs yra savo, reiškia, mėgėją ir šiai dienai, man atrodo, esam išpardavę. Reikėtų pas žmoną pasitikslinti, jie šokoladų lentyną formuoja ir kuruoja ir gilinasi labiau šokoladus, bet tai ir buvo grįžimas man prie to skonio, švediški šokoladai su būtent karamelizuoto sūrio natomis integracija, tai puikus desertas, puikus neįtikėtas desertas. O keliaujant prie mūsų kitos rubrikos, jūsų didžiausios kelionės feilas, ar turit kokią nors istoriją, kur, tikrai galvojat, kad jums nepasisekė kažkas kelionėje, bet rezultatas išėjo dar ir koks smagus, o gal ir pamokantis? Tai ko gero grįšiu į tą pačią istoriją su Neapoliu, kai įžengus į kavinę buvome pasitikti turbūt pačiais įmanomai šalčiausiais žvilgsniais ir kuriuose buvo klausimas, ką jūs čia veikiate ir kodėl jūs čia iš vis įžengėte. Reiškia, po užsispyrimo iš 4 karto jau nebereikėjo netgi užsakinėti kavos, nes paprastai aš gerdavau espreso burnelę, tai reiškia, jie jau 4 kartą ir pasisveikino ir praktiškai kava jau laukia ant baro, tai yra toks irgi mažas laimėjimas ir stengiamės tikrai nebūti tokie kietakaktiški, nekultūringi ir bet kurią kainą verštis, bet čia įspūdingiausia, kad, reiškia, stebint viską ir dabar vertinant iš šono, turbūt buvo jausmas, kad vėl baro šeimininkas, jis taip saugojo savo svečius nuo nepageidaujamo dėmesio, nes turbūt jo svečiai ateina čia 10, 20, gal net ir 50 metų į kavinę ir galvojom, tai buvo, kaip jūs minėjot, vienas didesnių turbūt mūsų kelionės feilų, nes dažniausiai tu tikiesi, kad Italijoje visur esi laukiamas, o čia buvo akivaizdžiai, reiškia, smūgis į nosį šiuo atveju. Reikėjo užsispyrimo, kad pralaužtume tos ledus. Bet rezultate pasimėgavot ir jūs gera tikrai kava ir žinojot, kodėl ten grįžtat. Taip.
Tai aš labai dėkoju šiandien Jums už šį pokalbį, už istorijas, kurių tik mažalytę dalį, žinau, kad čia atskleidėm šitoj mūsų laidoje ir tikrai tikiu, kad atėjus pas Jūs į degustacijas ir perkant kavos, tikrai žinau, kad visada patarėte, pasakojate, nes gyvenate tuo, ką darote, tai labai rekomenduoju atvykti visus ir sužinoti daug daugiau. Pati išsinešu labai daug žinių apie kavą ir už tai labai dėkinga. Ir šiandien tikrai už šį skanų pokalbį, aromatingą pokalbį. Ačiū ir Jums. Jo. Dėkoju labai ir kągi, eikim išgerti antro puodelio kavos.